Taip, stovyklos dalyvis Lukas. Norėčiau paklausti, kokie įspūdžiai? Įspūdžiai labai geri, labai patinka, labai smagu viskas stovykla ir veiklos labai įdomios, ir žmonės labai faini, labai šaunios mokytos, kurios mus čia atsivežė. Tai viskas labai puiku. O kokios patirties, sakykime, naujos gavai? Tai gal visų pirma, tai tokie išgyvenimo įgūdžiai stovykloje, nes pavyzdžiui, dar niekada nebuvau stovyklavęs, tai tikrai buvo įdomi nauja patirtis, o antra tai, kad iš biologinės pusės, tai vis tiek vaikščiojom gamtoj, tyrinėjom augalus, tai vis tiek daug naujo sužinojau. Tai dabar kokius naujus augalus jau pažįsti? Oi, žinokit, tiek tų augalų visokių buvo, kad net pavadinimų neatsimenu. Na, bet kokiu atveju buvo smagu ir dar bus, nes šiandien antra diena. Taip, Ir dar viena naktis prie laužo. taip. O kaip beje naktis prie laužo? Labai smagu buvo, nes svarbiausia, kad šilta, kadangi vis tiek oras nelabai geras, lijo, tai prie laužo labai gerai. Ačiū, Lukai. Sėkmės. Kažką, dėkui.